Labas vakaras, vyrai. Šiandienos klausimas. Sveikas, Airinai. Nežinau, kas čia per dalykas, bet tiesiog esu giliai įbridęs. Gal 3 mėnesius bendrausiu mergina ir susitikęs neturiu apie ką kalbėtis. Su bet kokiu draugu neturiu apie ką kalbėtis. Su šeimos nariais neturiu apie ką kalbėtis. Net nežinau, ar pavyks iš to ištrūkti. Ir kaip iš to ištrūkti. Taigi, jeigu tu neklausysi šio video, jeigu tu jį išjungsi dabar, tu nesužinosi, kaip tapti komunikabiliu bet kokioje socialinėje situacijoje. Su šeimos nariais, su draugais, su antraja pusė, tėvais ir taip toliau. Jeigu tu klausysi šį video, tu sužinosi, kaip aš tampu komunikabilus socialinėse situacijose. Pirmas būdas tapti komunikabiliu socialinėse situacijoje: atsipalaiduok. Nesureikšmink kitų, neiškelk kitų aukščiau už tave. Paprasčiausiai būk lygus ir būk pozityviai nusiteikęs. Žmonės žiūri ne į tavo žodžius, ką sakai, bet žiūri į tą gilumesnę esančią emociją, kas tvyro tarp jūsų, tarp tavęs ir tarp to kito žmogaus. Ką aš turiu omeny? Ta prasme, tu įsivaizduok, aš nusileidžiu ryte į apačią, noriu, kad pasikelt garažų duris ir savo kaimyną pamatau. Jeigu aš gana jam, pavyzdžiui, pasakau, jisai klausia, na ir vėl tau užstatė, tarkim, garažą. Aš jeigu jam pasakysiu, žinai, neužstatė. Matai, neužstatė, atsakau, bet giluminė emocija jam pasiunčiu tokią neigiamą emociją, neužstatė, žinai. Ir nors ir aš normaliai atsakiau, kad neužstatė man garažų, bet emociškai jisai irgi pajauti, kad aš nusiteikęs esu gan agresyviai, nepalankiai, nemaloniai. Mūnai žiūri į emociją, tas pats kaip su moterim bendrauja, tą gilumesnę esančią emociją. Ne į žodžius, ne į viršutinį sluoksnį žiūri hebra, o žiūri į apatinį. Todėl dabar dar pagalvokim, aš nusileidžiu vėl, man pasako, tai vėl užstatė garažą. Aš sakau, neužstatė, kaip tau diena? Matai? Neužstatė, kaip tau diena? Pasiunčiu, ta prasme, kad esu pozityvus. Nusiteikęs gerai. Šitas yra pats svarbiausias. Ne ką šnekėti su žmonėmis, bet kokią tu emociją jiems perduodi. Va, kas yra svarbiausia. Ir ant to, vyrai, jūs turit koncentruotis. Taigi, kokią tą emociją reikia perduoti? O su kokiais žmonėms mums yra malonu būti? Tarp kokių žmonių mums patinka būti? Tarp maloniai bendraujančių, tarp gerą emociją skleidžiančių, pozityvių, gerai nusiteikusių ir svarbiausia nekritikuojančių mūsų, nesmerkiančių. Mūsų poelgių, taip toliau. Taigi, į šiuos dalykus tu viską daryk. Taip, 4 pokalbių vystymo būdus, kaip bet kurioje socialinėje aplinkoje aš esu parašęs knygoje Kaip suvilioti moterį teisingas vyrų mąstymas. Tu esi nusipirkęs, kuriam aš darau šį video, jūs esi nusipirkęs mano knygą Kaip suvilioti moterį. Atsivers puslapį, kaip tęsti pokalbį su moterimi. Ta patį dalyką galėsi pritaikyti su bet kokiu nepažįstamu žmogumi, kai darai. Kad tapt komunikabiliu, bet kokioje socialinėje situacijoje tu turi imtis dominavimo. Ką tai reiškia? Tai yra pats pirmas pradėti pokalbį. Kiekvienas mes žmogus norim būti užkalbintas, norim bendrauti. Pavyzdžiui, paprasta situacija, aš ateinu iš tanginę sportuoti, ne? Ir tas kitas žmogus irgi bent nori, kad aš su juo pasisveikinčiau, bent nori, kad aš nusišypsočiau, bent paklausčiau, kaip tau šiandien diena, kaip tau čia sekasi sportuoti. Tai tu gali tiesiog taip ir pradėti tą pokalbį, ateiti, sakyti, žinai, kaip tau šiandien. Ir viskas, užteks, po to galėsi ausinukus užsidėti ir sportuoti. Jeigu nori, gali iš vis nebendrauti, bet pamatysi su laiku, kad tapsi vis labiau nelaimingesnis ir nelaimingesnis, nes tu turi bendrauti su žmonėmis, tai yra laimė. Taigi, imiesi iniciatyvos, toliau siunti tą, kaip aiškinau, tą gilesnę, gerą emociją, nesvarbu ką šneki ant viršaus, svarbu kokią tą emociją pasiunti. Toliau, 3 dalykas, tu turi mokėti išklausyti. Tau kažkas sako, tiesiog žiūrėk ir viskas, tyliai. Stengi supras, ką žmogus norėjo pasakyti. Nes kai tu pats šneki irgi nori, kad kitas tylėtų, išklausytų, suvirškintų ir tada tik sakytų. O ne ką, šneka, ir tu matai, kad jisai nifiga nesiklauso. Tai klausimų įgūdžiai. Ir toliau 4 yra dalykas, kai tas žmogus jau kažką tau pasakė, tu
Ta prasme, apibūdink, pritarkiam, ar tau patiko jau ta mintis, ar parodyk, kad tu išklausėjai, kad tu jį supratai. Ta prasme, ne, sporto salėje bendravom ir, pavyzdžiui, dviračių, žinai, aš sakau, vasarą arteis pavasaris, aš įsiimsiu dviratį, važiuosiu pasivažinėti. Jeigu tas žmogus taip sako, tai tu tarpsime galėjai jam pakartoti, o, fainai, geras, aš irgi labai dviratį mėgstu, nes Vilniuje yra dviračių takai padaryti, gerai riebalą deginti ir viskas taip toliau. Kažką pritark pasakyti. Kad jis jaustų, kad tu išklausėjai, supratai, ką norėjai pasakyti, gerą emociją pasiuntėjai ir viskas. Bet kokiai tu socialinėje situacijoje būsi komunikabilus ant tų 4 faktorių. Pirmas, siūsk gilumesnę, gerą, teigiamą, pozityvę, gerai nusiteikusio, nežeminančių, nekritikuojančių atmosferą tam žmogui. Antras dalykas, būk dominuojantis. Pats pirmas pradėk pokalbį, pats pirmas užkalbink. Trečias dalykas, paklausk, ko nors jo, suformuluok, pavystyk pokalbį ir klausykis jo, kai jisai pats pasakos, klausykis jo, ką jisai norėjo pasakyti, nepertrauk jo. Ir kai jau baigsi išklausyti jį, tik suvokęs, supratęs, pritarkiam, pasakyk, kaip tu supratai, ar irgi tavo nuomonė taip teisingai, taip toliau. Ir pamatysi, kaip tau komunikabilumas eisis labai gerai, jeigu tu šiuos 4 dalykus naudosi. Su taimi buvo Airinas Arutinen. Spausk, prenumeruok mano naują kanalą Patrauklus vyras Airinas. Šį kanalą prenumeruok YouTube, kadangi aš šį kanalą padariau tam, jeigu pas mane atsiras partneriai, tai pavyzdžiui bus Patrauklus vyras Donatas, Patrauklus vyras Raimundas, Patrauklus vyras Robertas. Tiesiog turėsim kiekvieną savo atskirus kanalas ir dirbsim ant Patrauklus vyras brendo. Todėl prenumeruok mano kanalą Patrauklus vyras Airinas ir gausi naujų video. Iki.